Labas rytas. Parodysiu, su kokiu vaizdu atsikėlėm. Tikslas susišukuot. Vat esam tokiam campsite. Ten vat kalniukai. Norėjau parodyti, kaip mes pasirašėm ryte. Po miego išvažiuoti. Tai pirmiausia nusiėmam langų uždengiklius. Dar ten liko vienas. Langai dažniausiai būna aprasoję. Jeigu šalta naktis, jeigu itin šalta naktis, gali būti ir ledo. Tam, kad nebūtų pelėsio mūsų mašinai, nes mes labai bijom pelėsio, mes stengiamės kuo daugiau vėdint mašiną. Ir taip pat kartais ją pasišildyt ryte ir vakare, kad, žodžiu, ištaikinti tą drėgmę pilnai. Susišukuosiu ir eisiu gaminti pusryčių. Pirmiausia, dar išsivalysiu dantis. Taip. Kadangi esame tokiam dock campsite, į kurį mums reikėjo nusipirkti 100 eurų pasą. Ir tas pasas yra visiem metam. Ir galim nakvoti šitose dock campsite'ose. Jų yra visai daug, šiauriniai saloj nebuvo daug, o pietiniai, kur dabar esam, tai jau yra visai daug. Bet kokia yra dažniausiai problema su šitais campsite'ais? Pirma problema – nebūna interneto ryšio, todėl negalim net filmą atsisiųsti ir nieko. Bet šį kartą buvo šiandien ryšys, bet realiai jaučiu pirmą kartą. Antras dalykas būna problema, kad kažkur būna toli tualetas ir dažniausiai kažkaip jis nemaloniai būna jį eiti. Tai dėl to realiai visą laiką plaunamės dantis prie mašinos. Matai visiškai nudaužyti purvinai kažkokie. Vakar ėjome žygelį. Tai gal dėl to. Gražiai atrodo. Vakar pasikeitėm dar kaldrą. Tai labai miela ir gera miegoti šiltoj naujoje kaldroj. Mašina irgi va. Kaip jinai atrodo. Čia vienam campsite tiesiog paboksavom, biškį užstrigom. Tai va. Tada visą laiką priekyje būna per daug daiktų. O ne, čia čipsų pakelis. Nusprendžiau visgi nueiti iki tualeto. Bet to nebūna geriamo vandens niekur. Tai nešuosiu savo buteliuką su vandeniu. Nes vanduo, žodžiu, yra nepatikrintas, neaiškus. O toks namelis, o pavyzdžiui, čia yra vidury miško. Tai aš čia tikrai naktį nenorėčiau eiti. Va, kriauklytė. Kriauklytė, toks stūlikas, kuris yra skylė. Tai dabar išsivalysim dantis. Su tokiu ženkliuku. Išsivaliau dantis, bet pastaruoju metu, kai oras atšalęs, tai yra taip nemalonu valytis dantis, jeigu mes esam kažkur, kur nėra šilto vandens. Todėl nes visas vanduo, net tas, kuris turi mašinoj, yra ledinis. Ir tiesiog bandai išsiskalaut burną, tu skalauji ir tau skauda dantis. Nuo to šaltumo vandens. Va, atidarėme šitą. Ir dabar, kadangi norėtume arbatos pasidaryti, reikia labai daug išsitraukti daiktų. Reikia pasiimti šitą vandenį. Pasistatyti jį čia. O. Ir jis tada laša. Todėl mes iškart turėsim padėti padelį. Tada čia yra indai, kurias irgi reikia žiauriai sunkiai ištraukti. Čia mes turime Jokūbo padelį. Padėsim čia, tegu laša jį. Mano padelis kažkur užkištas. Taip, šiandien ryte darysimės kažkokios arbatos. Tokios. Tam mums reikės puodo. Ir tam mums reikės viryklės. Viryklė yra čia prie šaldytuvo. Čia šaldytuvas. Oi. Va. Šiandien dar dėkinga diena, atrodo, nėra daug vėjo. Galbūt pavyks pasidaryti arbatos. Nes jeigu būna vėjas, tai labai būna daug problemų. Reikia tada mašiną perstatinėti, kad rastume gerą vietą, kur nėra vėjo. Turime viryklę. Čia atjungiam malonėlį nakčiai. Patvirtinam ir va.
Dabar pripilsim 2 stiklinės vandens. Čia taip nebėga iš tikrųjų, reikia dar atsukti. Atsukam čia, tada pradeda bėgti. Ir viena. Vandenį reikia labai taupyti. Nu va, arbatėlė ruošiasi. Palaiką, kol arbata darysis, aš padarysiu pusryčius. Dažnai valgom košę. Šiandien košės, pabaigėm jau košę, tai turim sourdough. Toks tamsesnis atrodo. Tai visai apsidžiaugiu, nes šiaip visa duona yra balta. Turim humuso ir turim dešrytes. Tai tokie vat turistiniai pusryčiai. Kiaušą nekepsim šiandien, nes neturim. Va čia yra mūsų visa talpykla. Turim makaronų ir turim daug konservų visokių. Tai ten sriubos yra, pomidorai, pupelės. Nu, žodžiu, vat, tokia situacija su maistu. Labai patogu viską valgyti, jeigu būna į vieną puodą sudėti viską arba į vieną keptuvę, nes mes neturim 2 variantų, kaip čia daryti kažką. Tai dažnai darom tiesiog tokius sumestinius troškinius. Taip gaminu. Bet taip. Nu, šitą irgi mačiau daug kartų. Gerai, dabar šitas tau patiksnės įsimas. Sakai? Ne. Šuo pasityčia iš jo, kad jis tokį negali vaikščioti. Aš nežinau, kas čia yra. Ne. Kas? Nepasveikinau. Dar visgi sriubos pasigaminom. Tai va, sriuba, sumuštinukas ir arbatėlė. Viskas, ko reikia, kad sušiltum. Dabar mes atvažiavom Kraisčerčą ir bus žiauriai daug random kadrų. Ir mes dabar nustojom keliauti ir pradėjom ieškoti darbo. Tuo pačiu buvo žiauriai sudėtinga, nes mes neturėjom kur miegoti normaliai, nes mes neturim self-contained mašinos ir mes negalim tiesiog miegoti gatvį kažkur aikštelėse. Mes turim tuose kempinguose miegoti, Kraisčerče nebuvo jokių kempingų, žodžiu, buvo daug problemų ieškantis kur miegoti. Ir daug visokių random nuotykių, random dalykų pirmą savaitę, tai žodžiu, viską čia sudėjau, žiūrėkit. O, nusipirkau naują striukę. Va kaip gera dabar. Su žąsies pūkais. Pagaliau nebešalta. Netelpa. Dėl to reikia. Bet toks yra van life'o gyvenimas. Čia maloriškai. Jos visą laiką tokios entuziastingos ir linksmas. Motyvuoja mane gyventi. Mes atėjome į mugę. Kiekvieną sekmadienį šitame mieste vyksta kaziuko mugė tokia, kur visko yra. Ten, pavyzdžiui, įrankiai čia yra. Ir Jokūbas nusipirko kepurę, bet jam jinai nepatinka, nes jinai prispaudžia galvą. Bet jinai yra iš merino vilnos, pagaminta Christchurch, tame mieste. Mielo dėduko, kuris yra plikas. Pavalgėm ką tik makaronų, kažkokių malaiziškų. Žodžiu, tokio daug street foodo yra, azijietiško. Ir dabar eisim dar vaflių kažkokių valgyti. Bet labai fainai, nes labai gera nuotaika, čia kiekvieną sekmadienį vyksta. Ir visi valgo, ir juokiasi, ir susitinka su draugais šitoj mugėj, tai labai fainai. Dabar iš mielos moters nusipirkom vafliuką. Ja. Ir darysiu manuką medaus testą. Jis yra itin antibakteriškas ir pats geriausias medus pasaulyje. Kaip sakoma, skystas auksas. Neturiu šaukštą, tai turiu tik peilį. Ojojoj, koks skanus.
Labai geras, turi kažkokį keistą poskonį. Labai įdomi tekstūra, tokia labai kremiška. Toks karamelė tokia. Ir turi tokį karamelinį truputį skonį. Man labai patiko. Šitas mažas pikalaitis kainavo $12.50. Jokūbas išskrenda jau. Atvažiavom į Christchurch oro pajėgų muziejų. Nemokamas. Atvažiavom tokį kempingą, kur nesuprasi, ar čia žmonės gyvena. Tiesiog. Ar čia iš tikrųjų kempingas? Nes mums sakė tiesiog pasistatyti šitame sode mašiną. Tai atrodo, kad čia žmonių sodas kažkoks yra. Bet čia yra labai daug tokių kaip kemperių pastatytų visam laikui ir namelių kažkokių, tai nesuprasi, ar mes esame čia sodelyje kažkokiam žmonių, ar čia yra kažkokia vieta, kur čia žmonės kempina, nes mums sakė tiesiog, va čia pastatyti, nieko čia nėra, mes tiesiog už krūmų pastatėm, kad nebūtų vėjo. Tai va, žiauriai juokinga. Šiandien Jokūbas serviruos mum ne vakarienę, pietvakarius. Tipinį savo patiekalą. Rizoto. Šį kartą dar įdės krevečių. Jokūbas gavo darbą. Rubrika kaip plaunam indus. Tęsiasi ant akmens. Pasidėjęs. Puikiai atrodo mes. Dabar važiuojam pas kažkokią moterį, kuri mums šiandien ryte prie pusryčių stalo, taip sakant, pasiūlė tiesiog pas ją nakvot. Tai mes dabar pas ją tiesiog nakvosim. Tikriausiai, tikiuosim, liksim gyvi. Kas čia pristatyk? Mes naują kambarį gavom. Tiesiog iš random žmonių, kur sutikom parką. Jo, bet tai tiesiog prie mūsų prie, sako, gal norit pas mus atvažiuoti naktį. Žinau, kad jūs žudys, bet pasirodo labai draugiški žmonės tiesiog. Jo. Tai dabar gavom būt namus. Paveikslas. Lova, arbatos, dušą. Tiesiog šiaip sau. Ir dar fainiai papikė.